Serialas nerekomenduojamas nepilnamečiams. Serialo kūrimui priešinosi ne tik oficialūs asmenys, bet ir kriminalinio pasaulio autoritetai. Būtent todėl atrinkome tikras istorijas ir patikimus šaltinius. Viena kalinė išprievartavo kitą kalinę. Galėjai pastovėti tarp betoninių sienų, kol atslūgs pyktis, paverkti. Prie sienos reikia žiūrėti į sieną. Psichologiškai per sunku. Už grotų. Tarybiniais laikais 90-metyje estiški kalėjimai buvo laikomi kalių zonomis. Kitaip tariant, vietomis, kuriuose kriminalinio pasaulio autoritetai siekdami išlaikyti valdžią kaliniams susitarė su administracinė valdžia. Po 90-ųjų estų kalėjimai prilygo mirties zonoms. Juose išgyventi ir nepalūžti galėjo tik patys drąsiausi ir žiauriausi. Apie šią gyvenimo kalėjime dalį papasakos kalinės. Nors ir kaip keistai skamba, daugelis šaltinių patvirtina, kad kaliniai žiauriai elgdavosi vieni su kitais, bet kalinės būdavo dar žiauresnės. Matote kadrus nufilmuotus vieninteliame moterų kalėjime Harku, maždaug prieš 20 metų. Į Harku kalėjimą moteris atsiųsdavo kalėti po to, kai teisme būdavo paskelbiamas nuosprendis. Iki teisminio tyrimo metu jos kalėdavo batareinėje kalėjimo kamerose, o vėliau Talino kalėjime Magazinė gatvėje. Šiose įstaigose ir prasidėjo mūsų laidos herojų kalėjimo karjera. Įstatymai čia labai griežti. Antrą kartą sėdau 79-aisiais. Kameroje buvo tokių padugnių, kad mažai nepasirodė. Taip nutiko, kad užėjau, pasidėjau čiužinį ir paklausiau, kur galima atsigulti. Man atsakė, niekur. Atsisėdau ir sėdžiu. Gavau į dantis. Atvirai pasakysiu. Įstatymai buvo siaubingi. Man padavė dantų šepetuką. Juo šveičiau unitazą ir kriauklę. Paskui priėjo viena estė, Anelį. Pavardės neprisimenu. Turėjau tokio ilgio juodus plaukus. Jie priėjo, griebė man už plaukų. Aš ją sugrėbiau ir nušveičiau į lovą. Jie atsitrenkė pakaušiu. Merginos atsisuko, sako, sės prie stalo. Taip, visa tai buvo. Čia kitaip neišgyvensi. Liudmila jau 18 metų gyvena laisvėje. 23 metų kalėjimo stažas prasidėjo 8-ojo dešimtmečio pabaigoje ir baigėsi 10-ojo dešimtmečio pabaigoje. Į kalėjimą jį pateko už vagystes ir plėšikavimą. Iš pradžių į batareinėje, paskui į Harku zoną. Interviu ėmėme kameroje, kurioje jį kadaise sėdėjo. Poilsio namai buvo čia. Tikrai, taip. Pirmą kartą girdžiu. Kurortas buvo Harku. Ten dirbi, kaip visi žmonės, 8 valandas. Grįžti namo. Ten viskas yra. Ir dušas yra. Čia tik kartą per savaitę. Ten prausiesi, kiek nori. Gali ruošti valgį, skalbti. Yra biblioteka, kinas. Supranti, viskas. Kiek žinau, tarybiniais laikais kalinės praardė skylę sienoje. Pro ją išėjo į parduotuvę degtinės ir grįžo į kalėjimą. Galėjo pabėgti, bet nebėgo. Nes Harku kalėjimas, mano manymu, buvo kaip sanatorija. Niekad nepamiršiu tos dienos, kai pakliuvau į Talino kalėjimą. Antroji mūsų laidos pašnekovė, narkotikų prekeivė Anastasija, į kalėjimą pateko vėliau už Liudmilą. Ji kalėjo trumpiau, bet jos patirtis nemažiau šiurpi. Anastasijos kalėjimo karjera prasidėjo Talino kalėjime Magazinė gatvėje. Kai mane atvedė į kamerą, jos sienos buvo purvinos, išpaišytos.
Visur buvo purvina, nežinojau, kur dėtis, net atsisėsti negalėjau. Vėliau vyko kratos. Tai labai žeminanti procedūra. Eini į kabinetą, paprastą kabinetą, ten stovi stalai. Turi nusirengti nuoga, tave apieško. Po to turi atsisėsti. Ieško visur, liepia išsižioti, patikrina už ausų. Nesuprantu, ką galima paslėpti už ausų, bet moteriams. Taip, liepdavo išskėsti kojas, prisėsti ir panašiai. Toje įstaigoje savo bausmę atliko ir savadautoja Leila. Ji iš visų mūsų pašnekovų kalėjo trumpiausiai, bet ir to užteko, kad liktų gili dvasinė trauma. Mano organizmas suveikė taip, kad instinktas neleido išprotėti. Dingo visos mintys, elgiesi kaip robotas. Eini, kur sako, darai, ką liepia. Kai tave uždaro į kamerą ir užsitrenkia duris, pasijunti kaip gyvulys. Turbūt jau lankėtės taip vadinamame Batareinoje kalėjime. Ten sąlygos prastesnės nei Talino kalėjime Magazinį gatvėje. Ten buvo ikiteisminio tyrimo skyrius su mediniais suoliukais, surūdijusiomis spintomis, pelėsiais apaugusiais kampais. Ten tai buvo. Kalbant apie elementarias higienos sąlygas, nėra ką ir sakyti, nes tualetas buvo tik skylė betoninėse grindise. Buvome keturiese. Kamera 16 kvadratinių metrų. Turi ten gyventi. Kartą per savaitę gali išeiti, per 20 minučių nusiprausti ir kartą per dieną, valandą pasivaikščioti lauke palei tvorą. Visą kitą laiką sėdi uždaroje patalpoje, kurioje pilna žiurkių, auga pelėsis, nėra kuo kvėpuoti. Mūsų kameroje, be stiklinių langų, užtvertų grotomis, buvo langelis, pro kurį patekdavo šiek tiek gryno oro. Jame buvo 2 centų dydžio skylutės. Klaikiai skaudėdavo galvą, nes trūkdavo oro. Valgyti buvo neįmanoma. Maistas būdavo persūdytas ir dažniausiai keliaudavo į klozetą. Nuo rūgščios sriubos skaudėdavo skrandį, bet jei nenorėdavai valgyti, maitintis turėjai pati. Kõht hakkab valutama ülesoolatud toidust. Kui sa seda süüa ei taha, siis vaata ise. Leila pateko į kalėjimą būdama pilnametė, todėl suprato, kas vyksta ir atsižadėjo nusikaltėlės gyvenimo. Liudmila nusiuntė į Batareinoje dar paauglystėje. Ten ji tapo profesionalia nusikaltėle. Čia patekau 76-aisiais. Buvau dar nepilnametė. Man buvo 16. Atėjus čia, pirmas įspūdis, galiu pasakyti, buvo šiurpokas. Kodėl? Nes žmonės buvo ne po kartą sėdėję. Įstatymai visų buvo skirtingi. O aš buvau naujokė. Todėl iš pradžių gulėjau ten. Prie durų. Prie durų. Būdavo taip. Atsikeldavau anksti ryte. Paimdavau maistą, visos dar miegodavo. Po to visas žadindavau. Tai tęsiasi apie 4 mėnesius. Po to atsilaisvino šitas, apatinis gultas. Jis tapo mano. Tada merginos pasakė, kad galiu čia gulėti. Tapau sava. Anastasijos karjera kalėjime prasidėjo labai panašiai. Ant dešinės kojos nešioja apykoje, kurias uždeda atviro tipo kalėjimuose. Taigi faktiškai ji bausmę atlieka ir dabar. Jie filmuojasi laidoje nepaisydama priežiūros pareigūno draudimo. Greičiausiai už šį poelgį ji bus nubausta. Anastasijos likimas priklauso nuo to, kokį poveikį jo žodžiai turės kalėjimo darbuotojams. Po pirmo karto kalėjime nesupratau, kad čia kažkas blogo.
et see on midagi halba või... Sul oli huvitav? No Buvo įdomu. muidugi, kui sa oled Žinoma, 21, sul on kai tau kõik 21, viskas įdomu. elus proovida. Paragavau kriminalinės romantikos. Ma ei tea, miks, aga Nežinau kodėl, bet jaunimą domina kalėjimas. Kas ten gali nutikti? Et kõik pätid on seal. Banditai vienoje vietoje tai atrodo romantiška. Ten patekę jaunuoliai nori atrodyti stiprus. Stiprios moteris ir stiprus vyrai. Šios dienos laidoje dar viena stipri moteris, Laglė Parek. Viena iš paskutiniųjų Tarybų Sąjungos politinių kalinių, kuri, paradoksaliai susiklošiusių aplinkybių dėka, tapo viena iš pirmųjų jaunutės Estijos valstybės vidaus reikalų ministrių. Laglė sėdo į kalėjimą 83-aisiais. Be abejonės, kalėjime jį bijojo paties baisiausio. Tais laikais, 1980-aisiais, buvo suiminėjama daug žmonių. Suiminėjo priekeivius, kalėjimai buvo perpildyti. Mūsų negalėjo kalinti atskirai, nes batareinėje moteriams buvo skirtas tik vienas aukštas. Aš sėdėjau su eilinėmis kalinėmis. Daugiausia buvo priekeivių arba parduotuvių vedėjų. Kildavo konfliktų. Aš negaliu stovėti prie sienos. Veidu į sieną. Psichologiškai per sunku. O eini koridoriumi, o priešais ateina kita grupelė, duodama komandą žiūrėti į sieną. O aš negalėjau. Ką jums padarė? Nieko. Jei manote, kad gyvenimas moterų kalėjime pramoga, įrodysime, kad taip nėra. Atvežė vieną merginą. Dirbdavusi pagal iškvietimą. Ji turėjo tokius ilgus plaukus. Atnešė vakarienę, ji atsisėdo prie stalo ir ėmė kasytis. Prieš ateinant į kamerą. Medicinos sesuo, tada buvo Marija Ivanovna, patikrindavo galvas. Kaip ji nepamatė, nesuprantu. Gal dėl to, kad plaukai šviesūs ar ką. Žodžiu, jis sėdi ir kasosi. Pas mus buvo Lena Maksimova. Ji žvilgtelėjo į naujokės galvą, o tą apnikusi utėlėmis. Pradėjom daužyti duris, kad ką nors pakviestų. O paskui, jau nepamenu kas, sugriebė paną už plaukų, nutempė prie durų ir pradėjo mušti. Buvo siaubinga. Reikėjo matyti. Smarkiai mušė? Smarkiai. Labai smarkiai. Kaip matote, moterų kalėjime buvo smurto. Truputį vėliau atskleisime tokias detalės apie kalinės, kurios lig šiol viešai nebuvo minimos. Kaip viena moteris gali išprievartauti kitą. Ji išprievartavo merginą. Kas per žmogus? Vienintelis Estijoje kanibalas. Už grotų. Gyvenimas estiškose moterų kalėjimuose nesiskyrė nuo vyrų. Buvo autoritetai ir duchai. Kalinės mušėsi, vogė ir prievartavo. Kaip? Netrukus išgirsite. Tai, ką netrukus papasakosime, neskirta silpnų nervų žmonėms. See oli nagu erand. Tai buvo išimtis. Et üks Viena kalinė išprievartavo kitą kalinę. Naisvangi. Pas mus buvo tokia recidivistė. Valmė. Estė tokia. Vyriška. Valmė. Po to Valkė dar kalėjo Harku. Žodžiu, ji išprievartavo merginą. Kaip išprievartavo? Rankomis. Čia kabėjo širma. Ji viską uždengė. Mes nieko nematėm. Paskui ta mergina išėjo tokia... Regisi buvo skaisti. Nežinau, nenoriu meluoti. Ją iš čia išvedė. Ją ir sumušė. Iš pradžių mušė, po to ne. Po to išprievartavo.
мы узнавали, что это за Валя, ну и вот... Sužinojom, kokia ta Valė. Pareigūnė pasakė, kad ji atlieka vyro vaidmenį. Iš kardomojo kalinimo įstaigos Batareinai moteris įsiųsdavo į zoną, tai yra į Harku. Gal tas kalėjimas ir buvo panašus į sanatoriją, bet ten galiojo žiaurios taisyklės. Atėjusi į zoną labai bijojau. Žinai, tiek daug žmonių. Buvau kaip užguitas ančiukas. Visų bijojau. Mane veda, aprengia. Veda, atvedė į kambarėlį. Parodė vietą. Aš atsiguliau ir galvoju viešpatė, o visos dirbo. Ateina. Užeina visos tokios. Dieve, galvoju, kur aš papuoliu. Dabar tai bus. Buvo baisu. Tüdrukud pressiti. Merginas engė psichologiškai. Jei buvai psichologiškai silpnesnė, tave sugniuždydavo. Už neatsargius žodžius galėjai prisidaryti piniginių skolų. Buvo daug pavyzdžių, kai tekdavo susimokėti už tai, ką kalbi, ką galvoji, kaip elgiesi. Viena mano pažįstama ten sėdėjo. Patekau į jos kamerą. Kameroje buvo 16 žmonių. Ten jaučiausi saugesnė. Supratau, kad manęs niekas negniuždys. Man užaugo sparnai. Tikėjai, kad esi saugi? Tikėjau. Ta mergina sėdėjo už tyčinę žmogžudystę. Ji buvo, ne vadė, bet autoritetas. Taip, autoritetas. Harku kalėjime buvo taip. Jei sėdai ilgam ir turi galvą ant pečių, tapsi autoritetu. Į tokį žmogų kreipdavosi kitos kalinės. Aš sakau taip, jis sako taip, kuri iš mūsų teisė. Autoritetas kaip teisėjas išklausydavo abi pusės ir nuspręsdavo, kas teisus. Jei valgai ne viena, jei turi artimą draugę, kurią pasitikė, gali jai sakyti viską. O jeigu viena, geriau prikasti liežuvį ir niekur nesikišti. Tarkim, matai, kad mušasi, vagia, dar ką nors daro, tatuiruotes daro. Aš buvau pasidariusi tatuiruotes. Matai? Po to naikinau. Čia. Daug turėjau. Išnaikinau. Už tai sodindavo į karcerį. Pasidarė tatuiruotę, karceris. Nepamatė? Puiku. Kortomis lošdavote? Aš lošdavau. Iš pinigų? Iš parduotuvės. Iš parduotuvės, taip. Išlošdavai. Kartais išlošdavau, kartais ne. Turėjai savo žymėtas kortas? Žinoma. Mokėjai lošti, išlošti. Mokėjau. Harku kalėjimas su savo negailestingomis taisyklėmis pasak mūsų šaltinių vis tik priminė sanatoriją. Gali išeiti į lauką, kada tik užsimaniusi. Teritorija didelė, niekas per daug nesaugo. Eini į darbą, eini į dušą, skalbti drabužių arba į valgyklą. Gal sistema buvo švelnesnė. O jei kliūdavome su cigaretėmis, jei rūkydavom tualete, tai buvo draudžiama. Sakydavo, už bausmę ravėsi žolę. Leisdavo rinktis, sėdi karceryje arba ravi žolę. Žinoma, visi rinkdavosi žolę. Vienai dienai. Dabar net nepameluosiu. Anksčiau ten šalia buvo vyrų profilaktoriumas. Vyrų ir moterų atskirai. Žodžiu, kai eidavom dirbti, ten vagiliaudavom. Atvirai sakau. Vogdavome paklodės, užvalkalus. Visokius drabužius, chalatus vogdavom. Tai buvo, ką padarysi. Juk dabar jau vėl nepasodins. Žodžiu, ateidavom į skyrių, mums sakydavo, merginos, viena eina ten, kita ten, netrukus atvažiuos, atiduosim, ką reikia, gersim arbatą, kavą, parūkysim.
К мужикам бегали. Lakstydavom pas был vyrus ТП. į profilaktoriumą. Я была на Aš атаке visada всё время. sargaudavau, Караулила saugojau девчонок. merginas. Вот. Оттуда они уже Iš ten чай jos atneždavo arbatą. Ну, как бы, знаешь, Žodžiu, taip. вот. А Vogtus вооруженные daiktus передавали perdudavom тем же mentams. ментам. Вот и все. Štai ir viskas. Это элементарно. Там Elementaru. вот так Ten вот taip всё. viskas vykdavo. Gal Liudmila šiek tiek perdavė, bet pasak jos, kartais kalinės turėjo daugiau galios kalėjimo viduje nei kalėjimo administracija. Ypač kalbant apie naujokių priėmimą į zoną. Užvis labiausiai kalinės bijojo papulti į zoną pas kanibalę. Людоедка. Мы Каннибале. её сначала не, Iš pradžių не взяли в зону, nepaėmėm она jos į была у zoną, нас там ji kalėjo в karceryje. Вот, а потом Po to, как-то она ji тихонечко patyliukais вошла, и atėjo. она, знаешь, что я Ir žinai, ką тебе tau хочу сказать? pasakysiu, Она очень ji labai gera moteris. Она даже Ji не nežinojo, знала, kad ten žmogaus mėsa, supranti? понимаешь? Когда вот она Kai ji, mes perskaitėm kaltinamąjį aktą. Абсолютно. И вот когда вот она Kai ji действительно suprato, чувствовала, kad vyras что išėjo, муж ушел, да, и она, ji liko namie, она осталась дома. pradėjo tvarkytis. Она стала делать уборку, Ištraukė lagaminą, отодвигает чемодан, понимаешь, а O там ten человеческое žmogiena. мясо. Она до конца Ji не nežinojo, знала, kad что ten это žmogiena. человечина. Понимаешь? supranti? Она очень Ji labai хорошая gera баба. buvo. Вот у нас Ира, O которая Ira sėdėjo už мужа vaiko своего, nužudymą. да, Jai buvo sunku. тяжеловато было. Ее Ją muždavo. избивали, она была Ji и в pusę карцере, metų 6 sėdėjo karceryje. месяцев там, и потом вот Paskui ее ją išleido į выпустили zoną. в зону. В общем-то, начальник Viršininkas visų maldavo. просто умолял, Trūksta žmonių. что людей Reikia так нет, dirbti. что надо работать, Ji niekam что netrukdys. Она будет тихонечко вообще. Kaip ir vyrus, moteris kalėjimuose siūsdavo į perauklėjamosius darbus. Metams bėgant, darbas nelengvėjo. seal oli hästi palju tööd. Buvo labai daug darbo. Iga päev siis me töötasime nädalavahetustel. Dirbdavome kasdien, taip pat ir savaitgaliais. Būdavo taip. Už užsakymą mokėdavo ir darbus skirstydavo visoms. Jei gerai dirbi, būdavo užsidirbi ir po 2,5 kronų. Politinė karinė Laglė Parek taip pat turėjo dirbti. Šaltį batarėjinėje kalėjime galima sulyginti tik su Mordovija, į kurią ją išsiuntė atlikti bausmės. Siūdavome kumštinės pirštinės, darbinės. Iškarpos būdavo daromos vyrų lageryje. Suprantate, pirštinės turi viršutinę dalį, apatinę dalį, o į vidų reikėdavo įsiūti pamušalą iš minkštesnės medžiagos. Taigi 3 skirtingos dalys. Jos buvo pagamintos politinių kalinių lageryje, todėl prieš perdodant mums viską turėdavo patikrinti. Buvo labai nuobodu. Gaudavome labai mažai darbo. Harku šis darbo aspektas įgavo netikėtą atspalvį. Dažniau buvo pardavinėjama darbo jėga. Tos, kurios norėjo cigarečių, bet neturėjo pinigų, galėjo padirbėti dėl cigarečių. Rūkimas kalėjime – ypatingas užsiėmimas. Batarėjinėje kalėjime kamerose tvyrojo tiek dūmų, kad nesimatė priešais esančios sienos. Šiais laikais vyriausybė ėmė riboti rūkimą kamerose, kol visai uždraudė. Iki draudimo būdavo taip. Gaudavai 3 cigaretes per dieną ir eidavai pasivaikščioti. Per tą valandą turėjai surūkyti visas 3 cigaretes. Jei nesurūkydavai, turėdavai gražinti. Bet žinoma, užkietėjusios rūkalės norėdavo rūkyti. Jos įsineždavo cigaretes į kamerą. Iš kažkur gaudavo ugnies, iš elektros lizdų ar panašiai. Žinoma, jei įkliūdavai rūkydama, tave nubausdavo. Už rūkimą galėjai gauti kelias dienas karceryje, 7. Manau, kad su cigarečių atėmimu perlenkta lazda. Cigarečių galima nusipirkti, bet jas iškart paima, deda į spintą ir duoda po 3 per dieną. O po to, kai rūkimą uždraudė, žinau, kad Tartu kalėjime vienas kalinys pasikorė. Vyras, kuriam neleido rūkyti. Jis net laikė spaudimo. Jis parašė laišką, kad kalėjime iš jo tyčiojasi, jis nori rūkyti. Ir pasikorė.
et ma tahan suitsu teha, nad ei anna mul suitsu teha ja poos endast ülesse. Buvo laikai, buvo žmonės. Batareinėje kalėjimo laikais rūkymas simbolizavo aukščiausios formos bendradarbiavimą tarp kalinių ir kalėjimo administracijos. Viena prižiūrėtoja buvo normali, Liuda. Mes ją vadinome Varna. Plaukai juodi kaip smala. Kai pritrūkdavome cigarečių, neturėdavome ką rūkyti. Pašaukdavom ją ir sakydavom, Liuda, reikia. Užknisot merginos. Paskutinį kartą, kur man eiti? Jie apeidavo visas kameras. Beldžiamės. Nuėjai? Ne, tu eisiu. Žinoma, duodavom jai pinigų. Jei turėdavom, jei ne, išeidavom vakare, išplaudavom koridorius. Sakau, gyventi galima. Svarbiausia išlikti žmogumi. Be abejonės kalėjime tai svarbiausia, kaip tokio žiaurumo akivaizdoje išlikti žmogumi. Ieškodami atsakymo į klausimą, kodėl kaliniai keršydami žemina kameros draugus, turėtume išanalizuoti, kokiose sąlygose jie atsiduria po sulaikymo. Pavyzdžiui, ką išgyveno Leila Talino kalėjime Magazinė gatvėje. Noor naisterahvas. Jauna, ką tik pagimdžiusi moteris su 2 mėnesių kūdikiu, neišlaikė gyvenimo sąlygų kalėjime ir pasikorė kaimyninėje kameroje. Poos ennast ülesse. Meie kõrval Manau, kad jei ji būtų sėdėjusi su žmonėmis, nebūtų nugrimzdusi į tokią depresiją. Ir to tikrai nebūtų nutikę. Tokių vienučių neturėtų būti. Üksik kambrisse, üksik vangistus ei tohiks olla võib-olla alguses. Kas teil oli selline võimalus? Jei prireikdavo, ar buvo galimybė pasikalbėti su prižiūrėtojais? Ei, sellist Ne, võimalust ei tokios olnud galimybės ja nebuvo. Isiklikku Nebuvo ir asmeninio laiko. eks ole, samamoodi, et seal Pabūti ei viena su savo Ainukene mintimis moment, galėdavai kus sa tik saad tualete. natukene omaette olla, on siis, kui sa lähed tõesti Uždariusi sellesse duris. vanglapeldikus, sa paned enda järgi ukse kinni ja Galėjai sa siis pastovėti tahad tarp selle betoninių betoonseinaga, sienų, kuni kol viha atslūgs mööda pyktis, läheb, või paverkti siis arba nutad pasikalbėti omaette. su sienomis. Ja räägid seinaga. Iš esmės kalėjime Üldiselt niekas ega nelinkęs vanglas atvirauti, ei ole selline nagu südame nes tai laikoma silpnybė. teretulnud. Seda peetakse seal nõrkuseks ikkagi. Seal oli hästi väike kamber. Buvo labai maža kamera, 12 ar 14 metrų. Kai sėdėdavo 6 žmonės, vietos pasivaikščioti nelikdavo. Eriti kohta, kus liikuda Visos būdavo ant savo gulto. Galėjai Galėjai tyliai paverkti pagalbę. Natukene vaikselt. Ja. Mina leidsin väljapääsu. Radau išeitį. Mina istusin Nuo hommikust ryto iki vakaro sėdėjau ir rašiau. ja ma kirjutasin sellest raamatut. Taip ir parašiau See knygą. üldjuhul mind päästis. Mane tai sellepärast, išgelbėjo. et Seal, kui sa, Nes kai pradėdavau galvoti apie vaiką, likusi namie, apie vyrą, giminaičius, sukildavo jausmai, kuriuos vėliau būdavo sunku suvaldyti. Kalėjimas skiriasi nuo kardomojo kalinimo įstaigos. Kardomojo kalinimo izoliatoriuje gyvenimo sąlygos buvo bemaž nežmogiškos dėl paprastos priežasties, tam, kad palaužtų nusikaltimais įtariamus žmonės ir šie pripažintų kaltę. Po pauzės parodysime, kaip kalinė Stalino kalėjime apgaudinėdavo prižiūrėtojus ir nepaisydamos draudimo dalindavosi šampūnų ir informaciją. Kas yra vitaminas S? Moteris be vitamino S, be sekso, tampa piktos. Ką kaliniams reiškia skalbimo miltelių kvapas? Už grotų. Seaduse ees on kõik võrdsed. Prieš įstatymą visi lygus, ypač kalėjime. Kalinėms estiškose kalėjimuose draudžiama naudoti aromatinį muilą ir dezodorantus. Priežastis paprasta. Daugelio šių produktų sudėtyje yra alkoholio. Siekdamos išsaugoti moteriškumą, moteris turėdavo tapti itin kūrybingos. Jei viso pasaulio vyrų kalėjimuose tvyro neišvėdinamas prakaito ir spermos dvokas, moterų kalėjimuose kvepia įvairiais skalbimo milteliais. Jais moteris skalbia drabužius ir kvepinasi. Moteriškumo išsaugojimo paslaptis lieka tarp kalėjimo sienų. Naised on ikka Moteris naised. lieka moterimis. Naised Jos be seksi vitamino puudusel, S, vitamini S puudusel be muutuvad sekso õelateks. tampa piktos. Hormoonid. Įsisiautėjo hormonai. Taip, hormonai. Hormoonide puudusest, jah.
Kaip nuramindavot hormonus? Võisime röökida. Pareegdavom viena ant kitos. Kildavo konfliktai. Oli mingi tüli. Skraidydavo viskas, kas po ranką papuola. Mingi prügi. Šiukšlės. Paprasčiausiai pradėdavo triekti viena ant kitos. Taip. Kuo tai baigdavosi? No, Paprastai riksmais ir baigdavosi. Nesusimuždavome. Aastakümneid varem Prieš 10 metų batareinėje kalėjime vitamino S stygių malšindavo kitais būdais. Būdavo taip, kad mums reikėdavo išeiti. Užsirašydavome. Ir eidavome kamerą, į kitą kamerą. Pas vaikinus, ten arbata, kava ir visa kita. Seksu užsimti. Atvirai sakant, aš neužsimdavau, neturiu tokios priklausomybės. O kitos užsimdavo? Taip, man tekdavo išeiti į koridorių ir palaukti. Mane domino arbata, kava ir maistas, viskas. O štai mokėdavo, ar kaip? Mokėdavo. Tada buvo Vano Mitrofanovas, rytų vyrų autoritetas. Jis gulėjo ligoninėje. Jis dažnai duodavo pinigų budintiems, korpuso prižiūrėtojams, gydytojams. Atvirai pasakysiu, kai turėdavau pinigų, kai perduodavo man pinigų voke, rašydavo, myliu tave, taip ir anaip. Užklijuodavo dar vieną lapą. O viduje būdavo pinigėlį. Už tuos pinigus man pats operas atneždavo cigarečių, saldainių, kavos, ko tik noriu. Toks buvo mūsų prižiūrėtojas. Gyventi galima. Iš esmės, jei turi pinigų, galima. Kui patareis tegid vangid ja valvur... Jei ankstesniais laikais batareinoje kalėjime kaliniai bendradarbiaudavo su prižiūrėtojais vardan naudos, šiuolaikinėme Talino kalėjime Magazinį gatvėje pūtė kiti vėjai. Leilos nuomonė prižiūrėtoje su kalinėmis kardomojo kalinimo įstaigose elgėsi itin nežmogiškai. Už pagalbą kameros draugiams galėjo atsidurti karceryje. Žinojau, kad vienai merginai reikia šampūno, bet ji neturėjo pinigų. Per pasivaikščiojimus mus uždarydavo iš 6 kvadratinių metrų, ar net mažesnę patalpą. Viršuje buvo 3 eilėm nutiesta spygliuota viela, bet ten buvo įrengtos slėptuvės. Jose slėpdavome daiktus, kuriuos norėdavom kam nors perduoti. Tos, kurios eidavo pasivaikščioti, galėdavo daiktus paimti. Tam turėjai žinoti, kada eisi pasivaikščioti. Veikia vidinė infosistema. Taip gaudavome informaciją. Aš žinojau, kad turiu padėti tai merginai. Palikau jai slėptuvėje šampūno ir šokolado. Kai mes išėjome, kažkas rado tą šampūną. Mane išsivedė. Už tai turėjau sėsti į karcerį. Teko rašyti pasiaiškinimą. Laimė, į karcerį nesėdau. Tokie dalykai buvo draudžiami. Buvo griežtai draudžiama perduoti kitai kaliniai paketą arba šokolado plytelę. Jei ne, ir pamatai pažįstamą, ta pažįstama tau pamojuoja. Už tai gali gauti papeikimą. Negalima mojuoti, bendrauti, nieko negalima daryti. Turi eiti, kur eini, sudėjusi rankas už nugaros. Nekalbėti, nieko nedaryti. Žinoma, kalinė susinervina, nežino kaip elgtis. Juk normalu, kad sutikusi pažįstamą pamojuoji. Jei su kažko sėdėjai porą metų, ją perkelia į kitą sektorių, o po to ją susitinki. Suprantama, pasisveikinsi ar kažką pasakysi. Už tai taip pat galėjai būti nubaustas. Kartą Liuda ilgam papuolė į karcerį. Ji protestavo prieš prižiūrėtojo elgesį su nuteistosiomis. Čia toks budėjo Arkašas. Tarkim, mes einam praustis. Moteris nori būti švarios. O jis atidarydavo langelį ir žiūrėdavo, supranti?
Но не маньяк, Ne но maniakas, озабоченный. bet turėjo problemų. Вот в чем Štai kur проблема, bėda. понимаешь? И тут я говорю, Sakau девчонки, merginoms, я говорю, merginos, девчонки, užvirinkit делайте vandens. кипяток. Вот. У нас был Turėjome этот virinimo кипятильник. spiralę. Девчонки мне Merginos закипятили, užvirė я vandens, пошла aš в nuėjau į туалет, tualetą, и o такая Arkašas крышка atidaro открывается, langelį. понимаешь? Paėmiau Я puodelį беру эту кружку ir šliūkštelėjau и į jį. Ну, меня, Mane, естественно, žinoma, ввели в nuvedė į карцер. karcerį. Kiek gavai? Сначала Iš pradžių получила gavau 10, 10. там я Po еще to pridėjo dar раскрутилась, 15. еще на 15. Короче, Žodžiu, praleidau ten считай, beveik месяц mėnesį. было там. Tave mušė? Били только Mušė два tik du раза. kartus. По ногам Vieną один kartą раз spardė kojas. Меня били и по Kitą хребту. mušė per nugarą. Из-за того, что, значит, Nes там кормили ten maitindavo один taip. день кормят, Vieną второй dieną день gauni не valgyti, kitą ne. Я 4 дня сидела Aš без 4 еды, dienas потому что sėdėjau be maisto. Я считала, что Nes maniau, всё-таки, если kad ты nei хорошо korpuso там или prižiūrėtojas, дежурный, у nei тебя budėtojas права нету, что если neturi женщина teisės идет, atidaryti ты должен langelio, открыть, kai как moteris eina nusiprausti. правильно ведь? Teisingai. Все. Taškas. Я, значит, Žodžiu, начала atsisakiau отказываться maisto. от этой еды. Там было холодно, Ten buvo там šalta. действительно. В принципе, naktį, на ночь 10 10 vakaro, часов нам открывали вот эти nuleisdavo вот нары. gultus, Мы могли kad спать, galėtume miegoti. как бы, и это, давали Ir duodavo типа čiužinius. матрас, но вот здесь вот матрас Čia как бы čiužinys, хороший, lyg ir да, geras. можно спать. Miegoti А там galima. он вот так O вот. ten čiužinys buvo plonytis. Пол у нас был Grindys цемент. iš cemento. И лед был, да. Taip, И užsidėdavo ir туда нам ledas. воду лили. Ten liedavo После этого vandenį. я часто Po to dažnai лежала в gulėdavo больнице. ligoninėje. Я потеряла после этого Karceryje карцера susigadinau здоровье. sveikatą. Я пошла к врачу, Kreipiausi į и мне gydytoją. вообще сказали, Man pasakė, что, как бы, у меня kad visus mano moteriškus organus все можно вылечить. galima išmesti. Я застудилась. Viską peršalo. Karceryje vyrai pjaustydavosi, kad ištrūktų į medicininį punktą. Tau nekilo minčių, ką nors pasidaryti, kad iš ten ištrūktum. Сейчас я тебе Tuoj покажу. parodysiu. Вот. Это у меня Čia perpjauta перерезано sausgyslė. сухожилие. Kaip tu tai padarei? Стекло. Stiklo šukė. Вот, мне Man ją перерезали. Я, perdavė. короче, Žodžiu, persipjoviau сухожилие, sausgyslę. и теперь у меня O dabar сушит šita руку ranka это. tirpsta. Всё. Jau viskas. Вот, и, в общем-то, Žinoma, меня лечили mane там ten здорово, gydė šauniai. конечно. Naisvanglate Apie moterų kalėjimus sklando mitai, kad po vienu stogu gyvenančios kalinės ilgainiui ima elgtis kaip šeima ar nesutuoktinių poros. Liuda atskleidžia tiesą apie šiuos mitus. Avab nüüd selle müüdi viimse detailini. У нас такая сидела Čia sėdėjo tokia Эви Эви Круз. Круз. Она танцовщица Ji buvo varietė была. šokėja. Вот, и ее муж Jos был vyras buvo Гришин. Grishna. Семейная Jos пара. buvo šeima. Они даже на воле жили. Net ir laisvėje kartu gyveno. Я частенько Dažnai вижу matau tas, эту kurios жизнь на gyveno фоне, zonoje, ну, чисто по-русски pasyves ir ковырялка с aktyves хаблом. lesbietes. Вот. Они тут Jos ir живут. laisvėje kartu. Poros išliko. Да, да. Taip. И очень Ir много labai у daug нас. mūsiškių. Очень много. Labai daug buvo. Kaip prižiūrėtojai reaguodavo? Да, слушай, никак. Niekaip. Одно Tik только, vienas что dalykas. им не разрешалось Joms neleisdavo kabinti вешать. ant gultų širmų. А, O kaip jos tada būdavo ну, kartu? там они, Na, jos, ну, допустим, лето tarkim, тебе, vasarą, пожалуйста, prašom, иди на eik į улицу, lauką, загорай. deginkis. Ten Да, santykiaudavo. и занимайся этим. Gali to užsiminėti. Или в Arba душ, duše, вон, раз, jei никого nieko nėra. нету, раз и всё. Greitai apsisukdavo. Я тебе говорю, там Aš tau полный sakau, ten курорт. buvo kurortas. Nüüd aga veel üks meenutus veidi teist laadi kurortist. Paklausykime atsiminimo apie kitą kurortą. Po kardomojo tyrimo Laglę Parek iš Batareinoje kalėjimo išsiuntė atlikti bausmę į lagerį Mordovijoje. Kalėjime moteriškos lyties kalinių buvo 11. Tuo metu Tarybų sąjunga pradėjo irti, todėl politiniai kaliniai išdrasėjo. Me saatsime
Iš lagerio išsiuntėme laišką Reiganui. Pasveikinome su perrinkimu į prezidento postą. Laišką išsiuntėme truputį anksčiau, nei jis buvo perrinktas. Buvome susitarę, kad jei jį išrinks, laišką jam perduos. Laišką padavė tam, kas turėjo sulaukti lankytojo. Mums tai labai padėjo. Nes gavęs laišką Reiganas mūsų stojo, todėl mus paleido pirmus. Tačiau laukti teko ilgai. Laukiam virš metų. Mūsų laidos veikėjos tiki, kad nesugrįši nusikalstamą kelią ir gyvens kaip įstatymus gerbiančios pilietės. Kitoje dalyje sužinosime, kaip susiklostė tokia padėtis, kad po 90-ųjų estų kalėjimuose kasmet žūdavo po 50 žmonių. Žmogus gali viską, jei turi polinkį. Dusino, užmigdydavo. Kaip zonoje žudydavo ir kaip išgyvendavo. Per langą nuėjo į boksus, automatų vamzdžiai buvo statyti į mūsų langus. Meie akende suunas.